Ar atsirado būdai tuos vartotojus anonimiškus identifikuoti? Pas mane yra sąrašai 200 žmonių, kurie tai darė. Vardai, pavardės, viskas? Šiek tiek daugiau techninės informacijos. Aha, okei. Po sekančio hako, kuris buvo įvykdytas prieš mano klientę, aš manau, tu žinai prieš ką, Snapchatas, 4 žmonės, jų namuose buvo padarytos kratos. Ir pagrindinis, kuris buvo nulaužęs, gavo lygtinai. Kur yra riba, kai jau yra peržengtas? Nėra ribos. Nėra ribos, ne? Tai reiškia, gali ką nori daryti. Net numeris 1 nuomonės formuotojas, turėdamas savo nuomonę, ant tavęs gali užsiundyti savo robotų armiją. Aš tą turėjau. Bet kur yra riba jų? Nėra ribos. Kada galima kreiptis į teisėsaugą? Nėra ribos. Teisėsauga dažniausiai atveju sako, mes neturim galimybės surinkti įrodymų. Nu taip. Tu pat žinai, kad į dalį bylų tokių aš einu kaip liudininkas ir mes kitaip nagrinėjam tas bylas teisėsauga. Mes juos apmokinam, kaip identifikuoti vienus ar kitus asmenys. Neužmirškim, kad tai yra ne tik technologijos. Neužmirškim, kad dar yra ir žmogiški santykiai. Jeigu iš visos grandinėlės aš identifikuosiu vieną žmogų, pas jį namuose bus padaryta krata, jisai bus iškviestas į policiją, į policiją rimčiau paspaus, su tema prisipažink, tau mažiau klius, mes žinom, kad yra ir visi kiti, o gal tu su juo buvai kažkokiam vakarėlė, o gal šiaip buvot gyvenime susitikęs, o gal tu žinai pagal šitą nikneimą, kas yra. Tau nereikia technologinių dalykų daryti. Pletkų kanalas yra žmonių, kurie yra nepatikimi, susibūrimo vieta. Vieni kitais jie netiki. Žino, tai kad vieni kitų nežino. Kartais būna vakarėliai. Netgi taip jau? Kartais būna susitikimai privačiai miestas. Kartais tam tikros grupės. O, wow. Ir tai yra gyvi daiktai. Tai nėra virtualūs daiktai. Ir kai sako, tu to neidentifikuosi. Kai mes vienai tokiai panelytėjai iš Beusimot, man atrodo, Danijos. Nusintėm jos darbo vietą, nusintėm jos gyvenamąją vietą ir patikėm visą kitą informaciją. Dalis komentarų pletkų dingo ir pats vartotojas dingo. Tarkim, žmogus, apie kurį yra kalbama, žeminamas, viešinama jo asmeninė informacija, kur yra riba, kada aš jau galiu kreiptis į tave ar į teisėsaugą kažkur tai rašyti pareiškimą, kad ir, ne? Ir kur sakys, kad čia neužtenka duomenų, čia yra tiesiog žmonės pasišaipę. Kas jau skaitosi, kad jau yra baudžiama? Tai jeigu yra asmeninė nuomonė, kur tu nori išgirsti kitų nuomonį ir padiskutuoti, yra viena. Kai tu teigi tai kaip teiginį, ten, duosiu kokį nors įdomesnį pavyzdį. Aš dirbu medicininėje įstaigoje, šiandien naktį atvežė tokį ir tokį asmenį pasitikrinti girtumo, nes padarė avariją. Čia yra jo teiginys. Tai gali nepasitvirtinti. Pavieniais atvejais aš mačiau net nufotografuotus protokolus. Kelionių dokumentų. Bet čia jau yra medicininės informacijos atskleidimas? Taip. Aš manau, tu netgi žinai tokius atvejus. Ten buvo Discord'e ne vienas. Kažkas importuoja kažkokias prekes. Prekių importavimo deklaracijos viešai pateiktos. Čia ir įmonės jau atskleidimas. Taip. Duomenų. Taip. Tai čia jau viskas baudžiama. Darbuotojas laukan eina. Yra šaržai. Yra slaptas fotografavimas. Pavyzdžiui, fotografavimas prekybos centre. Jisgi negalimas. Negalimas. Tu gali fotografuoti tik tai viešoje vietoje lauke. Taip. Pagal mūsų valstybės įstatymus didžioji dalis šitų nusikaltimų yra draudžiami arba labai mažom sumom. Žmogaus orumas praktiškai nėra ginamas iš valstybės pusės ir įstatymais. Ir tai, kad sugadino tavo reputaciją, uždarė tavo verslą ir panašiai, valstybė to negina. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.